Sveiki, esu treneris Jonas ir džiaugiuosi, jog prisijungėte prie mūsų kurso. Prie online kurso esu per šeimininkas, prisijungę klientai gaus daugybę informacijos ir pirmoji informacija, kurią šiandien mes norim suteikti, tai yra kaip tinkamai pasiruošti treniruotei. Pirmiausia, mes prašysime kiekvieno iš dalyvių turėti šiek tiek erdvės. Tai yra artimame plane, vat kaip aš dabar esu, mes matysime jūsų vaizdą iš arčiau. Tačiau, kuomet dirbsite, mes prašysime šiek tiek pasidaryti daugiau erdvės, kad galėtume jūs matyti ir tiksliau įvertinti jūsų judesius bei padėti, juk darbui su šuniuku reikės erdvės. Tai mes norėsime tai matyti. Tai tiesiog savo kompiuterinę priemonę ar planšetę, ar kompą pasidėkite taip, kad mes matytume jūsų truputėlį ir galėtume matyti ir tolimesnėme plane. Antras dalykas, ko reikės, tai bus įrankiai, kuriuos aš parodysiu visai netrukus. Tai pirmiausia, pradėsiu nuo skanėstų krepšelio. Skanėstų krepšelis tai yra ta dalis, ta vieta, su kuria įsigyti mes labai įtikinėjam klientus. Dėl paprastų priežasčių. Žmonėms paprasčiau yra turėti skanėstus kišenėse. Skanėstų krepšelį būtina įsigyti dėl kelių priežasčių. Pirmoji, kad patogu yra susidėti maistą ir turėti tam skirtą vietą. Antroji priežastis, tai kad jūs šunį galėtumėte paskatinti greitai ir nesikrapštytumėte maisto, neieškotumėte, nebėgiotumėte prie stiklainių, nebėgiotumėte išlukštenti iš maisto pakuotės skaniuko, kad turėtumėte darbo priemonės prie savęs. Šuo turi gauti paskatinimą per sekundę, jeigu mes neturime skanėstų krepšelio, mes negalime nieko padaryti tiksliai, todėl mes prarandam brangų laiką. Trečia priežastis yra laikydami skaniukų pakuotes rankose, laikydami skanėstus rankose, mes dažnai klaidiname šunį. Įsivaizduokit situaciją, kuomet mokytojas mokykloje rašo ant lentos ir tuo pačiu valgo šokoladinius ledus. Įsivaizduokite 7-tokus, 8-tokus ir į ką jie kreips dėmesį, jeigu bus karšta vasaros diena. Tai greičiausiai jie kreips dėmesį į ledus. Tai todėl laikydami rankoje skanėstus, laikydami skanėstų pakuotės, mes šunis blaškome. Ir kad galėtumėte dirbti, būtina įsigyti skanėstų krepšelius. Šios skanėstų krepšelius rekomenduojame, yra kelių modelių, jos galite įsigyti ir mūsų parduotuvėje. Tai yra mūsų laiko patikrinti modeliai. Kitas dalykas, kuris yra reikalingas, bus antras dalykas, tai bus skanėstai. Kiekvienas šuo yra skirtingas, tačiau kuo mes rekomenduojame nepasikliauti, tai tuo, jog šuniukas tiesiog visą valandą dirbs siekdamas, įsiteikti, norėdamas valgyti ten savo maistą sausą, kurį jūs duodat kasdien. Tikrai taip nebus. Šuo gali norėti valgyti, tačiau pastangų dėl savo maisto jis greičiausiai neįdės tiek, kiek galėtų įdėti pastangų dėl skanėstų. Mūsų praktikoje, štai mūsų elektroninėje parduotuvėje, tai yra kelios pozicijos skanėstų, tai Oliverio, kas, sakykime, apsimoka ir finansiškai galbūt labiau jūsų atžvilgiu, nes būna visiškai 100 gramų kaina geresnė. Natūralesnė yra Wolfo skanėstai. Aišku, yra įvairių skanukų, tik rekomenduojame rinktis begrūdžius, natūralius skanukus, kuriais šuo domėtųsi. Treniruotė, kadangi jį vyks visiems namuose, patalpose, tai jums tikrai nereikės kažkokių ypatingų skanukų, gali pakakti tikrai pilnai šitų dviejų rūšių, tačiau jūsų namų darbus mes prašysime atlikti lauke. Tai lauko užsiėmimams, darbui lauke, jūs turėsite tikrai surasti aktualius skanėstus, bent jau kieme su šuniuku, kad padirbtumėte, kad šuo sutelktų dėmesį, jums reikės gal ir virtos mėsytės, gal ir sūrio, kas yra visiškai normalu.
Tik žinoma, normuokite kiekius, nes gali būti, kad šuniukas stengsis ir persivalgys. Tai, kad taip nenutiktų, žodžiu, reguliuokite, valdykite kiekį, bet skanėstai ir paskatinimas maistu tikrai turi būti reguliarūs ir tai yra tikrai svarbi jūsų treniruočių dalis. Trečias dalykas, kas yra svarbu, tai turėti elementarų pavadį. Kaip pavyzdys parodysiu šį. Tai yra būtent elementarus neiloninis pavadys arba galima, tarkim, truputėlį pasižiūrėti į truputėlį ir sudėtingesnį, čia toks yra pasivaikščiojimo pavadys. Žodžiu, esmė, kad elementarus pavadys turėtų būti, kuriuo jūs neišsitraukiantis pavadėlis flexis, kuris gal labiau tinka miške pasivaikščioti ir panašiai, bet turėtų būti elementarus pavadys, su kuriuo jūs, puikiausiai valdytumėt šunį. Ir kągi, ir aišku, kuomet su šuniuku dirbsime, tai gali reikėti ir antkaklio, tai petnešu, bet, tai bus tikrai ne pirmoje pamokoje, apie tai kalbėsime truputėlį vėliau. Esminis ketvirtas momentas, tai yra ir akcentas, kurį noriu dar pasakyti, tai yra žaidimas. Žaidimas su šunimi yra tarsi akcentas, tarsi suvalgė tortą ir ant jo yra braškė uždėta. Tai braškė ant torto bendravime su šunimi yra žaislai. Kai mes paklausime klientų žaislų, su kokiais žaislais žaidžia šuniukas, atneša mums ten kiaulyčių, ten paršiukų visokių, ten sraigių, ten skuduriukų visokių, taip toliau. Jūs turit turėti vieną gerą žaislą, su kuriuo su šuniuku žaistumėte namuose, kieme, pasivaikščiojimo metu, miške, parke ir panašiai. Ir pradinis žaislas pasivaikščiojimo metu arba treniruotėms, tai ką mes siūlome, tai būtent yra toksai virvutė tokia. Ja galima arba pasigaminti pačiam, arba galima taip pat įsigyti iš mūsų parduotuvės. Labai svarbu yra, kalbant apie žaislus, kad šuniukas jaunas šuo, kad norėtų įsikąsti tą žaislą. Jeigu šuo vyresnis, gali būti sunkiau, gali tekti žaislą ištepti įvairiausiais maistais, kad šuo stengtųsi įsikąsti ir gali tekti tiesiog pratinti prie žaidimo su žaislu. Bet turėkite omeny, kad kiekvienas šuo negimsta mokėdama žaisti, tikrai daug šunų negimsta tobulai žaidėjais, tą įdirbį turi padaryti šeimininkas. Tai štai, namų paruošimas, įrankių pasirinkimas teisingų ir, žinoma, trečia dalis yra apie paties šuniuko paruošimą. Šuniukas būtų gerai, kad paruošiamas būtų pagal šias instrukcijas. Tai pirmiausia, jeigu šuniukas yra mažiau valgus, visiškai logiška būtų, kad jis gautų tik tai pusryčius, kai mes susitiksim vakare. Jeigu šuo jaunas, tai galbūt jisai galėtų 4-5 valandas prieš treniruotę negauti maisto. Bet, sakau, tikrai prašome turėti tai, kas aktualu šuniui, kad jums tiesiog brangaus laiko negaištumėte ir išsiaiškinti iki susitikimo, kas jūsų šunį galėtų ilgą laiką žavėti, tarkim, visą valandą sudominti ir išlaikyti dėmesio. Jeigu tai yra elementarūs skanukai, bet turėkite keletą jų variantų. Jeigu tai yra žaislas, bet turėkite, tuomet tą žaislą, užslėpkite, neduokite visą dieną su to žaislu dūkti. Truputėlį sukelkite tokį alkį. Kitaip tariant, kad mes būtume šuniui naudingi, šuo turi būti kažko pasiilgęs. Ir aišku, labai taip pat svarbi dalis, tai yra mūsų emocijos. Stenkitės irgi būti pasiruošę tam pirmam susitikimui, stenkitės neskubėti, stenkitės jaustis ramiai ir stenkitės įdėti visas pastangas, kad jūsų šuo šiame susitikime ir darant namų darbus padarytų juos idealiai, kad užduotis atliktų idealiai ir tuomet mes visi džiaugsimės labai gerais rezultatais.
Nuorodą į parduotuvę ir į prekes įdėsiu po šio video description'e, o tuomet ačiū už dėmesį ir susitiksime visai netrukus. Iki.